Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Sveiki dar kartelį Šratinuko pasakėlių klausytojai. Visų pirma, ką mes norėtumėm padaryti, tai aš to jau pat pristatau, kas tie mes. Tai esu aš, Dalia, su manimi šį kartą Klementina, jau be galo senai girdėta. Sveiki! Ir Viktorija. Labas! Taigi ir mes visų pirmiausia norime jūs pasveikinti su Kalėdom! Sveikinu! Šiek tiek pavėluotai, nes Kalėdos buvo ketvirtadienį, bet mes, žinoma, atleiskit, kad šiek tiek vėliau, bet vis dėlto jūs labai nuoširdžiai ir iš visos širdies sveikiname ir tikimės, kad tos Kalėdos jums buvo pačias geriausias. Na ir žinoma, sveikiname su artėjančiais naujaisiais metais. Sveikinam! Dar kartelį sveikinu. Ir linkime, kad artėjantis metai būtų jums kupini džiaugsmo, gerų emocijų, kad kur eitumėt visur jūs lydėtų draugai. Ką Viktorija nori palinkėti mūsų mažiesiems Šratinuko pasakėlių klausytojams? Norėčiau palinkėti gerai atšvęsti naujus metus, pamatyti gerų fejerverkų, gražių fejerverkų. O Klementina nuo savęs linki Daug jaukių akimirkų. Jaukių tai yra? Tiesiog jaukių, su šeima, su draugais. Na, svarbiausia, kad jūs per visas šias šventes, šį šventinį maratoną jaustumėtės kuo geriausiai, kuo smagiausiai ir nuveiktumėte tai, ką jūs norite. Na, bet dėja ši mūsų laidelė bus ne apie šventes ir ne apie naujus metus. Na, o apie ką mes sužinosime iš mįslės, kurią aš to jau pat priminsiu, o galbūt kas nors prisimena iš praėjusios laidelės. Taigi, mįslė buvo tokia, kad galėtų viską suėstų, kad įmanytų viską surytų. Galbūt pakartoti dar kartą, nes skamba gana ilgai, ne 2 žodžiai šioje mįslėje, taigi kartoju mįslę, kad galėtų viską suėstų, kad įmanytų viską surytų. Taigi ir tai yra... Viktorija aną laidą buvo, ji greičiausiai žino įminimą, aš manau, tad paklausiu Klementinos, kas tas padaras? Galbūt tai paršiukas? Na, tu esi kaip ir teisi, nes šios mįslės įminimas yra kiaulė. Bet kaip žiauriai skamba, mes čia tik laidos pradžioje čia sveikinam, su šventėm, Kalėdos, naujieji metai ir dabar kalbėsim apie kiaulės. Kažkaip negražiai skamba, gal galima būtų kaip nors pagražinti šią temą? Na, gal negražus darbai, kaip negalima elgtis. Apie kiauliškumą? Jo. Ne, aš manau, kad gal geriau pakalbėkim jau apie kiaulę ant šventinio stalo su obuoliu burnoje. O. Klementina, mėgsti keptą paršelį? Nežinau, visai nieko galbūt. Šiaip labiau vištiena, bet... Tai galima vištą į snapą obuolį įkišti ir patiekti kaip paršelį. Žinoma, be abejonės. Reikia labai mažo obuolio. Na, arba labai didelės vištos. Na, bet geriau nenukrypkim į lankas, o iškart eikim prie mūsų šios dienos pasakėlės. Ir pasaka yra kiaulė. Kokią pasaką žinot apie kiaulės? 3 paršiukai. Viktorija, kokią žinai? Tik tai 3 paršiukus. Taigi mes būtent ją ir ketiname jums perskaityti. Taigi, mėlieji Šratinuko pasakėlių klausytojai, įdėmiai klausykite, įtempkite ausis, išpūskite akis ir įsijauskite į 3 paršelius. Kadaise 3 paršiukai iškeliavo ieškoti laimės. Pirmasis sutiko vyriškį nešino šiaudų ryšuliu ir paklausė. Gal atiduotumėte man tuos šiaudus? Pasistatyčiau iš jų namelį. Diena buvo karšta, žmogus pavargęs nuo naštos, taigi su malonumu atidavė ryšulį paršiukui. Šis nudžiugo ir pradėjo statyti namą. Buvo ką tik užbaigęs statybą, kai į duris pabeldė pro šalį ėjęs vilkas. Paršiuk, įsileisk mane,
Paršiukas atsakė. Niekada! Niekada! Tada aš nupūsiu tavo namelį! Supyko vilkas. Taigi vilkas pūtė, nupūtė namelį ir prarijo paršiuką. Antrasis paršiukas sutiko vyrą nešiną žabų ryšuliu ir tarė. Gal atiduotumėte man tos žabus, pasistatyčiau iš jų namelį. Žmogus skubėjo namo pietų, taigi su džiaugsmu atidavė žabus paršiukui. Šis tik spėjo įsikurti namelyje, kai pro šalį žingsniuojantis vilkas sustūgo. Paršiuk, įsileisk mane! Antrasis paršiukas šūktelėjo. Niekada! Tada aš nupūsiu tavo namelį! Įniršo vilkas. Taigi jis pūtė, galiausiai nupūtė namelį ir suėdė paršiuką. Trečiasis paršiukas sutiko vyrą nešiną rietuve plytų ir paprašė. Gal atiduotumėte man tas plytas, pasistatyčiau iš jų namą. Plytos buvo labai sunkios, žmogui maudė nugarą, taigi jis noriai perleido plytas paršiukui. Šiam tik pabaigus darbą pro šalį ėjo vilkas. Paršiuk, įsileisk mane! Trečiasis paršiukas atšovė. Niekada! Tada aš nupūsiu tavo namelį! Pagrasino vilkas. Jis pūtė, bet namas nesujudėjo, nes buvo plytinis ir tvirtai sumūrytas. Tai supratęs vilkas įsiuto ir sustaugė. Kad lips pro kaminą ir suės paršiuką. Tačiau šis buvo protingas ir viskam iš anksto pasiruošęs. Užkūrė ugnį ir ant krosnies uždėjo puodą vandens. Išgirdęs, kad vilkas jau brazdinasi kaminu žemyn, paršiukas nukėlė puodo dangtį ir pliukšt! Vilkas įpuolė į vandenį. Niekam nespėjus pasakyti niekada, paršiukas vėl uždengė puodą, išvirė vilką ir pavakarieniavo. Tada ilgai ir laimingai gyveno. Šratinuko pasakėlės. Na, ir kaip ši tokia pasakėlė? Šmaikštutė, Kodėl? nes paršiukas suvalgė vilkų. O kiaulės ar ėda mėsą? Ne? Aš manau, kad kiaulės yra visaėdės, kažkur taip girdėjau. O kaip Viktorija, tu manai? Čia apie ką? Ir vėl tu kažkur į aną pasaulį išplaukiai. Kartoju klausimą. Kaip manai, ar kiaulės ėda mėsą? Štai pavyzdžiui, kaip tas paršiukas suvalgė virtą vilką. Na, aš iš pradžių pagalvojau, kad tai gali būti du klausimai, dėl to, kad iš pradžių klausai, kaip ką manai apie tai, o po to, kaip manai, ar kiaulės viską valgo, na tai va, dar buvo nesprats, kuris klausimas. Na tai tada atsakyk, Ebu, kaip tau ši pasaka? Na, man ji pasirodė tikrai įdomi, bet kažkuom ji man labai žiauri, O kodėl jie žiauri? nes kiekvienas viską valgo, tai kažkaip, nežinau. Vilkas valgo paršus, paršai valgo vilkas. Valgyk arba būsi suvalgytas. Na, iš tikrųjų, tai iš gyvenimo patirties čia galima priskirti, bet bet vis tiek kažkaip, nežinau. Tau nepriimtinas toks požiūris. Jo, Tu neėdi net savo priešų. taip. Aišku. Gerai, tuomet geriau pereikim apie paršiukus pakalbėkim. Tai kodėlgi tas pirmasis paršiukas, kodėl va pirmam ir antram paršiukui nepasisekė statyti namelius? Namelius pasisekė pastatyti, bet va štai jų toliau gyvenimas nesusiklausė kažkaip tai. Todėl tik, kad trečias kartas nemeluoja, o jie buvo pirmas ir antras.
O ketvirtas garantuoja, dėja, ketvirto paršiuko nebuvo. Dabar man štai dar šioje pasakoje labai toks įdomus niuansas buvo, kad pasistatė paršiukas namą. Vilkas tiesiog ėjo pro šalį, pasakoje buvo pasakyta, pro šalį einantis vilkas. Ėjo, pamatė, paršiukas pasistatė namelį, reikia paršiuką suėsti. Už ką? Gal todėl, kad jis mėgsta paršieną? Paršieną. Na, kaip vadinasi paršo mėsa iš tikrųjų? Kiauliena? Paršiena. Peršiena. Peršiena. Per šieną ateina paršiena. Tai va, per šieną pasistatė namelį, per šieną ir suėdė paršieną, o per žabieną irgi suėdė paršieną. Na, manau, kad čia parodo, kad reikia dirbti apgalvotai ir reikia, kaip čia dar pasakius, O gal pasakius taip, kad pavyzdžiui, iš šiaudų ir iš žabų, kurie yra, kaip sakyti, gana lengva statybinė medžiaga, labai greit susikonstruoja, jokių sunkumų nepatiria, yra lengviausių kelių nuėję tie paršiukai, greičiausiai pasistatė namelį, dėl to jiems kaip ir nepasisekė. Na, o tas trečiasis, jis nepabūgo tų sunkių plytų, tikrai sunkių plytų ir daug darbo įdėjo į savo namelį, bet kaip matom, tas jo darbas nenuėjo veltui. Taip, pritariu. Taip, aš esu teisi. Taip, tu visiškai teisi. Tai reiškia, kad niekada negalim nueiti lengviausiu keliu. Taip. Taip, Viktorija? Visiškai sutinku. Kodėl jūs visada su manim sutinkat? Aš noriu pasiginčyti, padiskutuoti, paprieštaraukit man. Negaliu, nes tu dabar teisingai pasakei mintį šią. Gerai, tuomet tu pasakyk, ką nors neteisingai. Aš nežinau dabar. Nežinau tikrai. Viktorija. Na, aš galiu paprieštarauti tai. Tiesiog, kad vilkas tikrai negali nupūsti namelių. Iš kur žinai? Nebent nerūko ir turi labai gerus plaučius. Na, vilkas kaip ir nebuvo paminėta, kad jis koks nors rūkorius. Na, tiesiog, kaip pagalvoju, argi vilkas galėtų nupūsti namą. Tiesiog, jeigu pasistato žmogus kokį namą. Paršas. Šiuo atveju paršas. Taip. Paršas. Bet tinka ir žmogus, na tai. Na tai va, pasistato namą. Bet tarkim iš šiaudų vis tiek. Pūstum ir nupūstum. Jeigu gerai sukonstruotas, daug storio, tai nemanau kažkaip. O tu nupūstum? Ne. Jeigu iš kokių kytkų sudėta, didelių kytkų, tai tikrai ne. O Klementina nupūstum? Manau, kad ne. Bet vilkas nupūtė, tu kodėl jūs negalit nupūst? Mes ne vilkai. Aišku. Na, tarkim, Viktorija, jeigu tu būtum tas paršiukas, tai kokį namelį tu pasistatytum? Na, ko gero, tą trečią iš plytų. Pati statytum iš plytų namą. Na taip, dar gal jeigu kas padėtų, tai iš vis puiku būtų. O Klementina, iš ko statytum namą? Aš irgi taip manau, tik aišku reikėtų pagalbos, nes viena turbūt nepateiščiau tų plytų, kaip kad šitas paršelis herojus. Super didvyris. Taip. Jis turėjo ant gamtinių galių. Dėl to nugalėjo vilką. Išvirė ir suvalgė, o dieve, kaip žiauru. Ne, o aš jeigu statyčiau namelį, jeigu jau mokėčiau, aš tiesą sakant net nelabai žinočiau, nuo ko pradėti statyti namą, tikriausiai nuo pamatų, ne nuo stogo reiktų pradėti statyti, tai statyčiau tą namelį iš rąstų. Ir aš manau, kad iš rąstų vilkas nenupūstų mano namą. Ir ne tik vilkas, bet apskritai joks žmogus ar kas nors kitas nenupūstų. Tik įdomu, iš kur tu rastum žmogų, kuris rąstus nešiotas. O kur jau tu rastum žmogų, kuris plytas nešiojas? Kaip tik nusipirko iš senukų kokių. O tai gal žmogus iš miško važiuoja, su miškovežiu rąstus veža? Na, tarkim. Tai va, ir paprašyčiau ir man duotų tos rąstus ir pasistatyčiau savo namą. Ir nereikia čia manim abejoti. Gerai, tikiu. Na gerai, mes čia paistam visokias didžiausias nesąmonės. O dabar galbūt tiesiog bandykim
užduoti mįslę artėjančiai laideliai. Taigi, dabar dar kartą kartoju jau atsibodusią maldelę, kaip ten yra su tomis mįslėmis ir mūsų laidos temomis, kodėl mes mįslę užduodam laidos pabaigoje, įsiaiškinam tik kitos laidos pradžiai. Taigi, viskas yra taip. Mes užduodame mįslę kiekvienos laidelės pabaigoje. Įminimo nepasakom. Įminimą jūs per visą savaitę iki naujos mūsų Šratinuko pasakėlių laidelės pagalvojate, apsvarstote, galbūt žinote iš karto, galbūt pasiguglinate, paieškote internete ir susižinote įminimą. Ir kai žinote įminimą mįslės, tuomet jūs turite kaip ir raktą į mūsų artėjančios laidelės temą. Žodžiu, kaip pastebėjot šioje laidelėje, kad buvo mįslė apie kiaulę ir mes kalbėjom apie kiaulę. O dabar mes užminsim jums kitą mįslę ir jeigu žinosit įminimą, suprasit, apie ką mes galėtumėm kalbėti. Maždaug. Užvesim ant kelio. Na, paprašysiu, kad mįslę užduotų Viktorija. Muša ir muša, bet nieko neužmuša. Pakartok mįslę dar kartą, galbūt kas nors nutildė ten garsą radijo, nieko negirdėjo, taigi dar kartą visi greitai bėgam ir klausom mįslės pakartojimą, nes trečią kartą nebekartosim. Muša ir muša, o nieko neužmuša. Taigi, kas tai yra, sužinosime kitą laidelę. O dabar atsisveikiname su jumis iki kito karto, iki kitos savaitės. Čiau. Iki viso. Su jumis kaip visada buvo. Šratinuko pasakėlės.